Sveiki visi. Tai ką, laida gal jau nežinau, 5 ir 6, vis neišeina kažką geresnio sugauti. Nu, tikiuosi šiandieną jau kažką pagausim ir galėsiu įkelti jums pasižiūrėti, nes nežinau, ir su kajaku užvakar, gal nežinau, 6 valandas praplaukiau ir panašiai. Aišku, visą laiką mėginau ultralaitą, bet šiandienos tema bus avižadrebis. Tai va, bandau vėl tą patį upelį, kur kybo ešeriai, nes nežinau, kur dabar galima kažką geriau pagauti. Vakar Darius bandės, jis sakė, lyg tai kažką pagavo. Tai nežinau, kaip man seksis iš tiesų, galėsit pastebėti toliau. O dabar ką, einu ir bandau žvejoti iki... Na ką, bandom. Bandysim iš giliosios vietos ateit. Toks upeliukas. O. Bum, tur rūkom. O, pirmas. Pirmai labai buvau ryte užveržęs šaką. Tempiau. Nutraukiau. Šiandien naudoju Berkingą 1500, o meškerę Vestą Azūrą. Prie upelių norisi biškį toliau pabūt, nes kibimo. Pipsikas dar vienas. Biškį didesnis bus. Ne biškį, normaliai.
visai jau gražus, ne? Reikėjo draugam apfokinti po tiek dienų, nevilties, kad kažkas išėjo. Dar vienas. Telefonas netyla, visi dalinasi laimikiais, savaitgalis. Realiai kuo tyliau, tuo geriau. Tai valas 0,13, tai plyšta kaip nežinau kas, nes čia vien šakos, tai nu čia ir su geru valu 0,3 neištrauktum. Tai čia perstrišinėjimo kalnas. Raudonas vabaitas kraujas. Turiu dar vieną. Nu, visai tokie nėra labai mažučiai. Uodegėlę užsimetė. Atsimetė gerai. Dirba gerai Berkingo rytelė. Ir su stabdžiu gerai susitvarko, viskas tvarkoj. Tarp kitko pas mane Aviža Fishing parduotuviai internetiniai yra, jinai įsidėjau, nes visi geri atsiliepimai apie, tai puslapis avizafishing.lt. Tikrai gera kaina. Vėl turiu. Šitas mažesnis šiek tiek. Sien smagus. Šerių kurojus. Nu va, ir Darius prisijungė. Labas, Dariau. Štai. Bandysim toliau. Kaip sakai? Mačiau, aš ir gerą pagavau. Šeštas ir septintas jau. Jo, pagavau keletą. Turi? O, pas Darių.
Opa. Dariukai. Mažumėlė. Smagu. Spalvytę pakeista. Kokia? Spalva. Kraujukas. Tai va, šį ant kraują viską sugaudžiau. Buožgalvis kraujas. Tantė. Viskas super. Varom toliau. Čia biškį nepatenkintų žmonių yra. Iškarpysim. Pažiūrėsim muzikytę. Mažylis. Jau. Pa čia va matosi lipta dar jau. Va. Nu davai, ačiū, kad parodėt. Viso gero. Nu Dariukai. Va taip reikia žvejoti. Geri spotai. Vietų atsipirkti. Nulipti vieną, o užlipti kaip reikės. Tai apie ką ir eina kalba, bet žinai ką labiausiai nenoriu? Nenoriu, kad pagautum. Nes ir man reikės lipti. Sėkmės palinkė. Nu kol kas. O. Dariukas. Opa. Yra. Na ką, draugai, pažvėjom, pagavau keletą ešerių. Bet jau smagu, kad kažkas pagauta, o ne po 2-3, kur iš tiesų net nenoriu tokių video kelti, kur po 2-3-4, gal 10-15 iš viso pagavom, sudarėm gal ir daugiau šiek tiek. Tai tokia rudeninė žvejyba. Rytoj važiuoju vėl, bet turbūt su ultralaitu, pasižiūrėsim, gal ir avižą pasimsiu. Ir ką, tada sekančiai savaitei dar kažką susidėliosim. O dėl konkursėlio įrašysiu video dar šiek tiek papildomai, išrinksiu ir pridėsiu prie šito video, kas laimėjo prizus. Na ką, kaip ir sakiau, konkursas. Tai konkursą teisingiausiai atsakė Mantas Bačiūnas. Ir ką, sveikinu su pagrindiniu prizu viena masalų dėžute. Tai susisiekit asmeniškai ir atsiųsime. Ir manau, sekančias laidas padarysim dar gal kažkokių įdomesnių konkursų. Tai būtinai stebėkite, prenumeruokite ir spauskite patiktuką. Iki!